Susitikime muziejuje, šį kartą kvietimas skirtas tiems, kurie ten užsuka ko gero retai, demenciją turintis ir jų artimieji. Demenciją turintis asmenys yra jautresni emociniai komunikacijai negu kiti. Tai yra ta jų stiprybė, kurią mes iš tikrųjų nepamatome. Labai dažnai kalbant apie demenciją, šnekam apie tai, kas prarandama, bet yra tam tikri dalykai, kurie atsiranda stipresni ir kuriuos mes galime pasitelkti ir išnaudoti, kurdami tokias programas. O dabar paimkite popieriaus lapą ir pieštuką. Pasiūlykite savo artimui nupiešti apskritimą, laikrodžio ciferblatą, sužymėti skaičius ir rodyklę žyminčią tam tikrą valandą. Pasirodo, ši užduotis gali būti sudėtinga žmogui, kuriam pradėjo reikštis demencijos simptomai. Taip, mano šeimoje vienas narys, artimas žmogus, turėjo demenciją, bet tiesa tuo metu, kai sirgo ir paskui mirė, mes iš tikrųjų dar nežinojom, kad tas žmogus turėjo ligą. Tai tiesiog tai parodo, kokią mes turime situaciją Lietuvoje, kad daug kas net pažįsta, nežino ir iš tikrųjų tuomet negauna tie žmonės pagalbos. Tai tas mano patyrimas to suvokimo visuomenė, aš pati su pavyzdys, kiek mažai mes žinome apie tai. Esame Kaune Nacionalinėme Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje, kuriame renkasi demenciją turintys ir jų artimieji. Susitikimą veda Ieva Petkutė, asociacijos Demencija Lietuvoje įkūrėja, siekianti, kad šį sutrikimą turinti žmonės kuo ilgiau gyventų pilnavertį gyvenimą, o jų artimieji gautų jiems reikalingą pagalbą ir palaikymą. Ir iš tikrųjų visuomeniai reikėtų daugiau to tokio supratimo ir atvirumo, pažinimo būklės, kad demencija yra neurodegeneracinis sutrikimas, tai nėra psichikos sveikatos sutrikimas. Demencijos tikimybė su amžiumi didėja. Lietuvoje 4 iš 10 vyresnio amžiaus žmonių serga demencija. Manoma, kad po 20 metų sergančiųjų skaičius padvigubės. Šiandien ne tik visuomenė, bet ir didžioji dalis asmens sveikatos priežiūros specialistų klaidingai mano, kad demencija tai įprasto senėjimo dalis, o ne sveikatos sutrikimas. Ir nors demencija paveikia mąstymą, elgesį, gebėjimą atlikti kasdienės užduotis, meno kūriniai padeda atgaivinti prisiminimus, kurie regis buvo prarasti. Kiekvienas susitikimas turi tam tikrą temą. Ir šiandien mūsų tema buvo moteris kaip įkvėpėja. Susirinkusių grupė keliauja nuo vieno paveikslo prie kito, diskutuoja, dalinasi įžvalgomis. Tokiu būdu, maloniai bendraujant, treniruojamos smegenys. Mes savo apsilankymą šį kartą pradėjome nuo pagrindinio visos ekspozicijos kūrinio Antano Samuolio Geltonos moters. Taip aptarėme spalvas, formas, kas čia vaizduojama, o paskui mėginam iš tikrųjų tyrinėti, ką tai kalba mums iš mūsų dabarties perspektyvos. Kūrinys, kurį aptarėme, tai buvo Aušros Berždžiukaitės Vitkūnienės Mergaitė geltonų rūbų ardo miško voratinklį. Tų temų, kurios randasi iš tokio paveikslo, tai tokio iššūkio, drąsos, tokio gyvenimo verpeto patyrimai, kaip šitie dalykai veikia tavo gyvenime, kaip tu gali išstovėti. Ir čia iškyla iš tikrųjų tas moters kaip mergaitės, tas įvaizdis, tas kaip ir trapios mergaitės, bet kartu galingos tokiose situacijose. Trumpam į Lietuvą užsuko ir viešnia iš Japonijos Yoko Hayashi, ne vienerius metus tyrinėjanti, kaip menas veikia demencijos paveiktą žmogų. I think this painting is kind of strange. For me that this big Paveiksle man keista šis didelis voratinklis, o už jo didelė juoda skylė, tarsi urvas, tamsus ir juodas, o virš jos raudonas sparnas, kuris rodos juda. There is this ring. I thought that the red ring was moving. And then I think that it's strange that this girl. Pagalvojau keista, jog ši mergina be veido, vilki ryškiai geltoną suknelę, bet be veido. Taigi mes net nežinome, ar ji mergaitė, o gal burtininkė, ar kažkas kita, pavyzdžiui, dvasinė būtybė. I don't know what she might not be just a little girl, she might be something else, like a spiritual being or
Šis paveikslas labai įdomus, nes yra daug aspektų, kurių nežinome, kurių nesuprantame. Ir tai tikrai skatina dialogą. Profesorė Yoko Hayashi gimusi ir augusi Japonijoje, meno programos Art Trip vadovė. Ši meno programa, kaip ir Susitikime muziejuje, yra pritaikyta demenciją turintiems žmonėms. And then I had opportunity to observe the programs at the hospital, in nursing home and center. Turėjau galimybę stebėti programas ligoninėje, slaugos namuose ir neįgaliųjų centre. Tai labai jautru. Todėl grįžus į Japoniją pradėjau kurti meno prieinamumo programas, meno dirbtuves slaugos namuose ir ligoninėse. Vėliau turėjau galimybę studijuoti, kaip menas veikia demenciją Jungtinėse valstijose. In the United States at Case Western Reserve University. Taigi grįžau į Japoniją ir tada sukūriau labai panašią programą, kokią dabar veda Ieva. Dažnas japonas gyvena ilgiau nei 100 metų. Japonija garsėja ne tik savo ilgaamžiais, pagarba jiems, bet ir požiūriu į demenciją sergantį žmogų. Demencija su amžiumi susijusi problema. Taigi, kuo vyresnis tampate, tuo didesnė tikimybė, kad jums pasireikš šie simptomai. Japonijoje yra didžiulė amžėjanti visuomenė, todėl natūralu, kad ten diagnozuojama daug demencijos atvejų. Ir iš tikrųjų demencija yra simptomas, kurį sukelia milijonai ligų. Visų pirma, Alzheimerio liga. Tačiau Alzheimerio liga iš tiesų nėra liga, nes tai ne virusas, kuris jūs paveikia. Tai amžėjimo forma, kurios neįmanoma išgydyti. Įdomu, ar japoniškoji programa skiriasi nuo lietuviškos. Pasak viešnios, net ir nemokėdama lietuviškai, ji puikiai suprato, kas vyksta ir matė susidomėjusius žmonės. Pabaigoje Ieva paruošė stalą su nedideliais užkandžiais, vandeniu ir kava. Ir dabar labiausiai jaudinanti dalis. Net nežinau, kaip čia atsitiko, bet viena demencija serganti moteris tiesiog pradėjo dainuoti lietuvių liaudies dainą gražiu balsu. With such a beautiful voice. She was sitting right in front of me and with such a beautiful smile. Jis sėdėjo priešais mane, šypsojosi ir tai buvo jaudinanti akimirka, aš vos nepravirkau. Ta daina ir kodėl dainavo, nes ji buvo labai laiminga. Mes neturime stalo, prie kurio būtų galima susirinkti, diskutuoti, bet kartais demenciją turintys žmonės Japonijoje, žiūrėdami paveikslą, irgi pradeda dainuoti. Tai labai natūrali demencija sergančių reakcija, kai jie atsipalaiduoja ir jaučiasi laimingi. Taigi manau, gal ta moteris ir pirmą kartą lankėsi muziejuje, bet ji buvo tikrai laiminga. Ji sėdėjo priešais mane, visiškai nepažįstamą žmogų, ir šypsojosi man. Visi dainavo kartu su ja. Tai buvo nuostabi akimirka. Ko gero, visi turime amžėjančių artimųjų, tad susitikime muziejuje. Dalyvavimas nemokamas, registracija būtina elektroniniu paštu. Susitikimai vyks spalio 13 ir gruodžio 8 dienomis, nuo 10:30 iki 12 valandos, Nacionaliniame Čiurlionio dailės muziejuje Kaune. Šiandien tiek. Tiesiog likite su 7 Kauno dienomis. Laidos naujienas sekite 7 Kauno dienų ir LRT Facebook paskyrose. Laidos įrašai LRT mediatekoje.